Prie Rėkyvos ežero nuo ankstyvo ryto verda darbai. Seimo nario Arvydo Mockaus iniciatyva čia statomas modernus lauko treniruoklis. Rėkyvos seniūnas sako, kad tokios sporto erdvės gyventojai jau seniai prašė, tad pakrantė nuo šiol taps ir puikia vieta aktyviam poilsiui. Trūksta žmonėm vietos, kur pajudėti, aktyviau pajudėti, tai dabar dėka šių treniruoklių statomų čia pas mus, dėka Arvydo Mockaus, kuris finansavo šitos treniruoklius, tai turės žmonės mūsų galimybę pasportuoti ir pasidžiaugti ir aktyviai praleisti laiką, ne tik pagulėti, pasideginti. Patrauklesnis lankytojams taps ir Lieporių parkelis esantis pietinėje miesto dalyje. Toks pat modernus lauko treniruoklis čia jau traukia jaunimą. Baltąją miesto zoną parkelį valdinantis Seimo narys sako, kad norisi atgaivinti šį kampelį ir paversti traukos centru. Tad pastatytos supynės, suoleliai ir treniruokliai sėkmingi pirmieji žingsniai. Dažnai mes mėginam išspręsti gal blogus įpročius žmonių ar panašiai draudimais. Dabar aš, kai Seime stebiu, tai greitai nebebus. Bus tų daugiau žmonių, kurie draudžia, negu tų, kurie vartoja. Taip juokais, aišku. Bet aš tos pozicijos laikausi, kad reikia per kitą pusę žmonės auklėti, jiem duoti kažką, kad jie galėtų užsiimti, kad jie patys, galbūt jų organizmas pasirinktų tą gyvenseną, kokia reikalinga ir kuri teisinga. Savo lėšomis miestui Seimo narys padovanojo 3 tokius treniruoklius. Dar vienas toks pastatytas Buitininkų profesinės mokyklos kieme. Surengtoje šventėje naująją atrakciją išbandęs jaunimas tikino, kad nuo šiol mieliau laiką leis kieme, nei tūnos prie kompiuterių. Tuo tarpu miestą gražinantis Seimo narys sako, kad nei negalvodamas rėkė nuo šeimos biudžeto. Treniruoklių įrengimas jam atsiėjo per 5,8 tūkstančio eurų. Yra pas mus labai teisingų ir kaip stiprių verslininkų, pramoninkų, taip toliau, gal jie kartais nežino, kaip galėtų prisidėti prie miesto. Tai vienaip ar kitaip, tai gal pavyzdys, kad galima tai prisidėti, kad galima taip pat įrengti. Ir manau, šitas parkelis ar kitas, mes turim tų parkelių mieste gal neproporcingai labai daug. Seimo nario pagalbos lėšomis paprašė ir Aušros muziejus. Netrukus čia turėtų atsirasti įdomios supynės. Na, o galvojant ne tik apie pramogas, bet ir laiką gražioje aplinkoje, Arvydas Mockaus kartu su komanda kviečia jau kitą šeštadienį, gegužės 16 dieną 10 valandą atvykti į paplūdimį prie Talkšos ežero iš Salduvės parko pusės ir prisijungti prie per visą Lietuvą kasmet nuvilnijančios akcijos Darom.